raganas, prakeiksmai ir visokias kitas nesąmonės, katras iš tikrųjų gali egzistuoti iš esmės, nes absoliučiai viskas yra įmanoma, bet tu, tavo siela, tavo patirtis, tu tą, ką tu patiri, ką tu matai, ką tu sutinki, absoliučiai viskas yra tavo asmeninis pasirinkimas. Tu visko nusprendi. Tu esi pats didžiausias, pati didžiausia, galingiausia būtybė, kad reinkarnausi šitą fizinę asmenybę. Ir tu turi visą gali šitais pasirinkti, kaip nori savo patirtį patirti. Dabar skaitykim, kažkoks žmogus sakys, aš tave prakeikiu, nes tu toks ir toks, tu niekada negalėsi taip ir taip, tau niekada nepavyks tas ir tas. Ir jeigu tu patikėsi tom, tu leisi tiem žodžiams tave paveikti, galim sakyti, leisi tiem žodžiams įeiti tavo galvą, apsigyventi tenais be nuomas nemokamai, tu ir turėsi taip patirti. Bet jeigu tu to įmatysi, jeigu dabar taip patirsi, tu esi toks ir toks ir toks, tu negali, aš tai prakeikiu, blablabla, tai koks ten bebūs, ten raganaičių prakeiksmus, ne? Tu žiūri į tą visą situaciją per stiklą. Tu stovi už to stiklą. Ir tu turi dabar šitais pasirinkimą. Stiklas, įsivaizduok, ir neutralumo skydas. Ir tas ir už laiką viską, kas ateina tenais. Bet koks žmogus ką pasakys, bet kas įvyks, tai ir neutralumo skydas, aš galėčiau vadinti. Ir tiesiog įsivaizduotinas stiklas, ne? Ir tu turi dabar pasirinkimą. Aha, gerai, tas žmogus pasakė X į Z, pasakė šitą dalyką ir verčia mane jaustis taip ir taip, gerai. Ar aš noriu tai priimti? Ar aš dabar sąmoningai šitais pasirenku sulyginti savo vibracinį dažnį su tuo žmogaus išskleidžiam vibracinį dažnį? Ar tai ir kažkas, kas rezonuoja su mono norais? Ar tai ir kažkas, kas rezonuoja su mono keliu? Ar aš noriu to? Jeigu ne, tai ir viskas, pasakai savo ne ir viskas. Leidi savo sąmoningai nuspręsti, kas yra tiesa tau, kas yra tavo realybė, kaip tu nori patirti savo realybę. Joks žmogus, absoliučiai joki ragana, nieks negali tavis įtakoti, tavo gyvenimą įtakoti, tik pats tu. Jeigu tu leidi savo patikėti tais žodžiais, tais dalykais, kažką ten bla bla bla, tai tamp tavo realybė. Tai tamp įsitikinims, kad ras kur emocijas, kad ras kur mintis, pritrauk visas mintis, kad ras kur fizinius veiksmus ir fiziniai veiksmai, kurie kur tavo fizinį patirtį, tavo visą realybę. Ką tik išdėjau šitais viską, kaip tavo smegenys veikia. Esmė ir tam, kad tu pasirenki, kaip tu nori patirti savo patirtį. Tai ir svarbiausias dalykas, nieks negali paveikti tavęs, tik tu pats.